Prieš šį sezoną Vilniaus Vėtra skelbėsi kovosinti dėl aukščiausių tikslų. Tačiau kol kas nei žaidimu, nei rezultatais ši komanda nestebina. Rungtynėse su Šiauliais Vėtros futbolininkai palaikomi niekaip nenorinčių spalvų pakeisti savo fanų, gero žaidimo nedemonstravo. Tačiau vis dėlto jiems pavyko realizuoti bene vienintelę kiek realesnę progą. Egidijus Juška, pirmasis suskubęs prie atšokusio kamuolio, tiksliai jį pasiuntė į tolimąjį kampą. Dar kartą šis epizodas. Pirmajame kėlinyje Šiauliai realaus pavojaus prie Vaido Žutauto vartų nesukūrė. Pirmasis kėlinys taip ir baigėsi 0-1. O antrasis prasidėjo Vaido Šilėno trauma. Futbolininkas tęsti rungtynių nebegalėjo. Sužeistą komandos draugą pakeitė jaunasis Paulius Olišauskas. Netrukus Šiauliai surengė bene pavojingiausią ataką. Po Zabaros perdavimo Ciganenka praleido kamuolį, o Raskov atsidūręs vienas prieš Žutautą nesugebėjo įveikti patyrusio vartininko. Į tai vilniečiai atsakė pavojingų Stankevičiaus įsiveržimu į baudos aikštelę. Įpusėjus kėliniui išmušdamas kamuolį traumą patyrė Vaidas Žutautas. Vietoj jo į vartus pirmą kartą A lygoje stojo jaunasis Vėtros vartininkas Povilas Valinčius. Vėtrai pavyko įmušti dar kartą, tačiau teisėjas pastebėjo, kad puolėjas prieš tai sužaidė ranką. Kėliniui įpusėjus į aikštę po keitimo išbėgo Rolandas Karčemarskas. Netrukus šiam futbolininkui pavyko pasižymėti. Iki šiol ginčijamasi, ar žaidėjas, buvęs prie virpsto, buvo pasyvioje ar aktyvioje nuošalėje. Rungtynių pabaigoje intriga atgimė. Valinčius nugriovė Raskovą. Už tai jam buvo parodyta raudona kortelė ir skirtas 11 metrų baudinys. Į vartus stojęs Karčemarskas atmušė Raskov smūgį. Tačiau vilniečiai neilgai džiūgavo. Netrukus įvartį pelnė Zabara. Dar kartelį šiauliečių įvartis. Teisėjui pridėjus 8 minutės Šiauliai atakavo. Tačiau nespėjo sugrįžti į gynybą, raudoną kortelę užsidirbo Davidas Arlauskis. Paskutinėje atakoje prie Vėtros vartų dalyvavo ir Šiaulių vartininkas. Deja, nesėkmingai. Nusivylimo neslėpė nei Šiaulių žaidėjai, nei treneris Darius Magdišauskas. Meistriškumo dar stoka yra. Truputį meistriškumo stoka yra. Ir ta visa gynybos linija visiškai nauja. Šiaulių komanda ir reikia laiko susižaidimo ir ta tendencija labai gaila, bet jinai labai dažnai kartuojasi. Ir ieškom vaistų, ieškom būdų ir ne viskas greitai taip sprendžiasi, bet kai rodo varžybų eiga, per laužym antrus kėlinius visą laiką turim persvarą ir truputėlį irgi trūksta laimės ir sėkmės, kad rodė teigiamą rezultatą. Šias rungtynės, aišku, siklostė kurioziškai labai ir man atrodo, kad tai galbūt tiktų į kažkokią tai rekordų knygą, kada tiek iš aikštės yra išvarimų ir tie išvarimai pagrįsti tuo, kad pirmoje eilėje yra išvaromas vartininkas,
po to, reiškia, jo vietą stoja žaidėjas ir tas žaidėjas sulaiko pendelį, tai man neperseniausiai teko matyti Anglijos čempionato rungtynes, kada ten galbūt dažniau būna taip, kad išvaro iš aikštės vartininką ir įstoja į vartus žaidėjas. Ir tarp kitko, gan sėkmingai tie žaidėjai atstoja į vartus ir atlieka vartininko darbą. Na, šios dienos rungtynėse, man atrodo, kad šiek tiek pritrūko Šiaulių komandai sėkmės, dėl to, kad tikrai buvo didelis šansas, bent jau lygesis ištempti, tai tikrai buvo didelis šansas. Manau, ką norėčiau tik palinkėti sėkmės komandai ir aš manau, kad tai komanda tokia, kuri gali prie tam tikros nuotaikos ir laimėti prieš labai geras komandas Lietuvos čempionate.